Kreiptis į švietimo ministrę. Kaip visi žinome, mokyklos, darželiai, universitetai, kitos mokymo įstaigos susiduria su patyčių kultūra. Jūs viską darot, kad tų patyčių būtų kuo mažiau. Mokytojai, tėvai visi kovoja, kad tokie dalykai būtų eliminuoti iš šitos sistemos. Bet vakar 15 minučių pasirodė labai platus ir išsamus straipsnis, kuriame aiškiai matyti, kad jūsų patarėjas Tomas Bičiūnas sistemiškai užsiminėjo patyčiomis socialiniuose tinkluose. Jis jums patarinėja, jis duoda jums patarimus. Matyti ir pedagogai, ir mokytojai, darželio auklėtojai, visi stebi tokius dalykus, kaip iš viršaus, iš ten, kur turėtų būti patarinėjama, kaip kovoti su patyčiomis, ateina tokia informacija, kaip ir patarėjai užsiminėja panašiais dalykais. Ar jūs smerkite tokius dalykus? Aš nesakau, kad dabar tas asmuo turėtų čia prarasti pareigas ar dar kažką, bet būtų gerai išgirsti jūsų poziciją šituo klausimu. Galbūt nevertėtų tokiais dalykais užsiminėti patarėjai, nes jisai, sakykime, gali paskui visą švietimo sistemą užmesti nereikalingų spalvų. Ačiū už klausimą. Tikrai, jeigu mes kalbėtumėm apie patyčių prevenciją, tai visada kalbama apie tai, kad yra daug vykdoma ir įvairių programų ugdymo įstaigose, bet aš ir pati visada akcentuoju ir daugelis ir politikų, ir visuomenėje girdisi nuomonių, kad pirmiausia mes turime kalbėti apie visą visuomenę. Ir mes kaip suaugusieji visi esame pavyzdys, tiek mokyklose besimokantiems vaikams. Labai sunku kalbėti iš tikrųjų, kai yra tos replikos tokios garsios, bet pasistengsiu atsakyti. Kai esame tikrai pavyzdys jaunimui, kaip turime elgtis. Jeigu kalbėtumėm apie tą konkretų atvejį, kurį jūs paminėjote, tai jau ir šiandien ryte yra išaiškinta, kad tas tyrimas yra nutrauktas ir patarėjas iš tikrųjų nebuvo tas anoniminis žmogus, kuris rašė susijusias žinutes su patyčių kultūra. Tiesiog buvo anoniminiai komentarai po jo iškeltų klausimų ir tyrimas buvo būtent į tai akcentuotas. Jisai pats tikrai nėra gavęs jokio nei tyrimo išvadų, nei paklausimų. Tai iš tiesų jis pats nebuvo susijęs su tais anoniminėmis žinutėmis. Tyrimas buvo kitų asmenų, kurie buvo po tuo postu anoniminiai. Tai tas yra tikrai paneigta šiandien ir mes neturime jokių išvadų. Bet žinoma, aptarėme šitą atvejį ir dar kartą akcentuoju, kad visi turime būti pavyzdžių jauniems žmonėms, dėl kaip turime elgtis viešoje erdvėje ir apskritai bendraudami.